Taro nusakys jūsų ateitį, jūsų likimą, kurio jūs negalite pakeisti. Trauk vieną kortą. Jūs tikite tom? Aš ne. Todėl kad kiekvienas yra savo gyvenimo šeimininkas. Tada sakysi to kam, tada tas taro. Tam, kad nusakyti tai, kas vyksta aplink jūs. Nes nuo jūsų tai absoliučiai nepriklauso, kaip elgesi kiti žmonės. Ir nuo to, žinoma, priklauso ir jūsų gyvenimas. Įvykiai, kurie nuo jūsų nepriklauso, to jūs negalite pakeisti. Visa kita jūs pakeičiat. Na, pavyzdžiui, taro. Tai kaip kelių ženklas, ar ne? Jūs kai važiuojate ir matote stop ženklą, jūsgi sustojate, juk nevarote priekį, ar ne? Tai va taro lygiai tas pats, jums parodo, kur yra stop ženklai, kur reikia sustoti ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Na, tai panašu, tarkim, irgi į geolokaciją. Parodo, kas, kur vyksta, nusako, kodėl tai vyksta ir padeda pasiruošti. Taip, kad atsikratykim stereotipų. Jokios čia magijos nėra. Taro gali daryti kiekvienas, net ir tu.